Nu, žinai, šventė, už lango tamsų, sniegas, babulka numesgusi kojinių, gyvena kažkur tai, kad ir bute, žinai, gyvena, mesga kojines visą žiemą babulka, pakabina ant eglutės, įdeda saldainių, iškepa, žinai, ten paima, iš pigiausios tešlos, iš pigiausių miltų, iš pigiausių kiaušinių, padaro tešlos gabaliukus, orkaitė iškepa, žinai, ir vakare, žinai, jau artėjant metų galui, kaip atsirado kalėdos, paprasčiausiai, naujieji metai ir yra tos kalėdos. Tiesiog babulka, laukdama naujų metų, skaito paskaitą, kokie buvo geri metai, kokia gera valdžia, kokia čia, mūsų didelė tauta, žinai, kokia čia, žinai, šita, žinai, kaip jie ilgai gyveno, žinai. Nu, valgo, ką ten, žinai, žuvies nusiperka, žinai, ten iš kokio kito deduliaus, paima tos žuvies, žinai. Žinai, daugiau jie nieko nevalgo, žinai, paima pigiausios žuvies, žinai, Tai va, žinai, pigiausių kruopų, aguonų, pasako, va dabar, baigėsi metai, susėsim, babulka su deduliu sėdi, žinai, nu, ir bulves, nenuluptas verda, žinai. Bulves nenuluptas verda, mandarinų pasideda, pačių pigiausių, žinai, neskanių, žinai, pakviečia anūkų, žinai, susėsti mažus vaikus, babulka su deduliu. Ir va, ten tie kučiukai, žinai, tie tešlainiukai, žinai, čia turbūt labai toli esu, tie tešlainiukai. Padaro tų tešlainiukų, žinai, mažiukų, ne koldūnų padaro, o mažiukų tešlainiukų, žinai. Iškepa orkaitai, kuklinasi, kad pavalgytų, žinai, Jokios mėsos, nusiperka silkės, žinai, pačios pigiausios iš parduotuvės. Nu, ir, žinai, susėda babulka su deduliu, gal keli anūkai ateina pas juos į svečius. Nu ir žiūri kaip pasako, vat aš nežinau, ką jie darė, tie seni žmonės, žinai. Pačios pigiausios žuvies, padeda ant stalo, bulvių nenuluptų. Ir tada babulka pasako, vat jau praėjo metai ir pažiūrėkit, suprantate, vat jie taip ir maitinasi, žinai, ką jie valgo per metus tie dedukai, seneliai, tą jie ir padeda tie dedukai, žinai. Bulvių paprastų, mažyčių, nusilupti reikia, žuvies, neskanios, paprastos. Žinai, ir daro aguonų pieną ir su pačiais pigiausiais tešlainiukais, mažiukais tokiais, žinai, valgo ir faktiškai žiūri televiziją. Bet visa tai yra senatvė, Kas nahu valgys paprastą silkę, Paprasta silkė, nusivaizduok, paprasta silkė. Tik, su priedais, su ingredientai, žinai. Paprasta silkė, paprasčiausia silkė, žinai. Kuri, yra nevalgoma. Mano mama parodė, kad silkė yra nevalgoma, žinai. Nu, aš pabandysiu čia iki pat galo šitą. Mano mama parodė, kad silkė yra nevalgoma. Žinai. Pigiausia silkė. Tai va, Žinai. Valgyt nėra ką, žuvis, nevalgoma, o tie dedukai daugiau nieko ir nevalgo, žinai.
Ir va tokia dėdukų vakarienė prieš naujuosius metus. O kitą dieną paima savo paprastą, blėt, storą, nenešiojamą koinę, netinkamą nešiot, ir įdeda saldainių, žinai. Kokią nors dovanėlę, žinai, mažą, aš nežinau, kokių ten dovanėlių galima gauti. Kokią, žinai, mažą dovanėlę įdeda. Silkės pačios pigiausios, pati pigiausia žuvis, blėt, nevalgoma, su grybukais pačiais pigiausiais. Senatvė, blėt, nėra ką valgyt, nahui. Va tai, blėt, ir švenčia dėdukai tas kūčias. Kūčiukai, blėt, tešlainiukai, blėt, pigiausi. Aguonos, blėt, iš kaimo. Žinai, nekropos. Nu ir sako, senais laikais, kaip gyveno žmonės. Kaip šiais metais gyvena žmonės. Kalba apie politiką, žinai. Apie senus laikus. Apie metų galą. Sako, oi, blėt, kaip gerai buvo kaime gyvent, nafi. Žinai, blėt, nu ir, blėt, jie anūkai ir tiesiog sunemnioja. Bet paaugate jų anūkai ir nahu jiems tos kūčios nereikalingos. Po to jie laukia, kol jų tėvai pasens. Tada tie anūkai pagimdo vaikų, pasidaro vaikų ir tada jau jų vaikai eina pas jų tėvus, žinai, ir jų tėvai taip pat gyvena. Tai va, kūčiukai, silkė, pigiausia silkė, žinai, silkutė, bulvės nenuluptos. Ir aišku, pagrindinis patiekalas yra pati šūdiniausia žuvis, karpis. Ir jie, žinai, blėt, ten faktiškai normaliai net nepavalgo. Tiesiog skurdus asortimentas tokių prekių, kai faktiškai pigiausios prekės skirtos gaminti yra nevalgomos ir blėtos dovanėlės į koinę įdėtos. Senatvė. Babulka su dėduliu, žinai. Tai gal aš tiek tada ir papasakosiu. Ir žinai, blėt, viskas ten yra nevalgoma, silkė nevalgoma, bulvės nevalgomos, šūdinos, blėt, nenuluptos. Ir, blėt, žuvis, nahui, kuri, blėt, su kaulais ir neskani, žinai. Va tai babulka su dėduliu ir maitina savo anūkus. O kitą dieną po eglutę, po miško eglutę padeda koinių su dovanom. Ir šiaip, žinai, dovanėlių mažų padeda neįpakuotų, žinai, kažkur tai, blėt, sudėtų mažyčių dovanėlių anūkams. Babulė, blėt.